Kada paskutinį kartą kažkam nuoširdžiai buvai dėkingas? Už kažką. Ir išreiški tai garsiai. Nani? Ohajikita? Ne tiesiog pasakai ačiū, bet tikrai nuoširdžiai buvai dėkingas ir išreiški tai žodžiais. Jeigu tai buvo senokai, ar galbūt net neatsimeni, tai tikriausiai to protinė būklė yra prasta. Ir norėdamas pataisyti savo protinę būklę, turi praktikuoti vienokio ar kitokio tipo dėkingumą. Matai, aukšto lygio statuso žmonės, verslininkai, When you're so grateful for the at-bat, you're happy. sportininkai, Es porque es para mí el mejor lo que vi jugar y nosotros dos hacíamos. Para mí ha sido un placer, un honor jugar con él. Más es mi amiga. aktoriai, muzikantai, Now, first off, I want to thank God, because that's who I look up to. He's graced my life with opportunities that I know are not of my hand or any other human hand. žmonės, kuriem sekasi daugelis gyvenimo aspektų, praktikuoja vienokio ar kitokio tipo dėkingumą. Sąmoningai ar nesąmoningai tai darydami, bet jie vis tiek praktikuoja. Apie kokį gyti čia dėkingumą kalbi, ta prasme, nes dėkingumo praktikavimas ir protinė būklė, kaip čia dabar suprasti. Klausyk, sustok minutę, užsimerk ir nukreip dėmesį į vidų ir pagalvok, už ką tikrai nuoširdžiai galėtum būti dėkingas. Kažką, ką vertini, kažką, kas vertinga tau. Tai gali būti santykiai su žmogum ar su gyvūnu. Galbūt tu esi dėkingas už darbą, kurį turi. Galbūt tu esi dėkingas už žmonės, kurie yra pas tave gyvenime. Galbūt tu esi dėkingas už savo vaikus. Galbūt tu esi dėkingas už savo namą ar automobilį, kurį turi. Tai visai nesvarbu. Tai, kas yra vertinga tau. Pagalvojai, jeigu padarai tai, tai tas dėmesio nukreipimas vidun sumažina stresą, pagerina tavo imuninę sistemą ir tai yra įrodyta moksliškai. Taip pat yra žinoma, kad tas dėkingumas, jisai suaktyvina serotoniną ir oksitociną. Ir prie to paties prisideda prie kitų neurocheminių sistemų, tai viena iš jų yra dopaminas. Ir tas pozityvus atsakas į dopamino sistemą padeda tau atkurti tikėjimą gyvenimu. Padeda tau atkurti optimizmą ir patikėti, kad yra įmanoma kažkas daugiau. Dopamino ir serotonino sistemos yra tarsi sutvertos, viena kitai tarsi perduoti kamuolį. Kada įsijungia viena, įsijungia kita. Ir tas dopamino perdavimas mums sukelia jausmą, kad yra ateitis, yra kažkas gero. Dėkingumas nėra kažkoks tiesiog pasitenkinimas, kad kažką turiu. Ne, tai yra tarsi perjungimas į galimybių režimą. Tu dabar gali galvoti ir sakyti, pala, tai jeigu aš fokusuojuosi į vidų, tai kaip aš galiu pamatyti naujas galimybės išorėje? Kažkaip nesąmonė, ar ne? Neskamba logiškai. Dėkingumas ir dėmesio nukreipimas vidun suaktyvina neurocheminius procesus, kurie duoda signalą, kad mano viduje yra viskas gerai, kad man viskas gerai, kad mano biologiniai namai yra saugus, kad su manim viskas yra okei. Ir tas ramybės jausmas leidžia tau fokusuoti ir nukreipti dėmesį į pasaulį, kas įmanoma tenais. Dėkingumo praktikos pagrindas yra kuo stipresnis jausmas. Ir jei niekada nesi to daręs, tai tikriausiai nelabai jausi kažkokį jausmą, galbūt iš vis nejausi. Netikiu aš manau, kad tikrai kažką jausi, bet pradžioje tau užtenka tiesiog tai padaryti 10, 20, 30 gal sekundžių iki minutės. Ir viskas, judi toliau. Investuoti tiek laiko ir grąža, kurią gauni, yra nesulyginama. Ir kaip tai daryti? Na, visų pirma, užsimerk ir pagalvok, už ką tikrai esi dėkingas. Galbūt tai, ką esi dėkingas, už tai, ką aplamai esi dėkingas, ar galbūt tai, ką esi dėkingas šiandien. Man asmeniškai aš šiandien esu žiauriai dėkingas už puodelį kavos. Atvykęs dabar esu pas mamą ir jinai turi aparatuką su tokiom kapsulėm ir kava yra žiauriai skani. Krem de la krem. Antras žingsnis, kada pasijutai už kažką dėkingas, tai yra užsirašyti ant popieriaus lapo, už ką esi dėkingas. Tai yra nuostabi praktika. Tai ar tu ryte ar vakare tai padarysi, tiesiog 10 sekundžių, kiek tau užtruks, 10-20 sekundžių, 1, 2 dalykai, 3 dalykai, nesvarbu, kiek tu nori, už ką esi dėkingas ir let's go. Įdomus dalykas su tuo dėkingumu yra tai, kad efektyviausia nėra užsirašyti, už ką esi dėkingas, ar užsimerkti ir pajausti, už ką esi dėkingas. Efektyviausia yra pačiam priimti gyvai dėkingumą arba matyti, kaip kitas tai priima.
Tai reiškia, kad dėkok kitiem, dėkok už tai, ką jie tau duoda ir suteikia, išreikš tai garsiai. Ir matyk, kai jie priema tą dėkingumą, tai tau padės pasijausti pačiam geriau. Ir pastatyk save į tokią poziciją, kad kiti tau dėkotų, kad kiti tau būtų dėkingi už kažką. Nežinau kaip tau, bet man asmeniškai, kad aš kažkam padedu, tas jausmas būtent pagalbos ar ne ir dėkingumo man yra vienas iš geriausių jausmų. Daugeliu žmonių tai aplamai yra pats geriausias jausmas. Dėl ko ir tau garantuoju, tu jautiesi geriau, kai padedi kitiem. Teisingai, dėkok kitiem, bet nuoširdžiai. Pastatyk save į tokią poziciją, kad tu galėtum priimti dėkingumą ir kiti tau būtų dėkingi. Viskas. Baigta.